Nu ką, tokia ta tema man, kaip sakant, dabar pradėjo lysti į viršų, tai aš čia ir pakalbėsiu apie tos hipnoterapeutus, visokius būrėjus. Ir čia žmonės pradėjo jau eiti, klausinėti, kaip tik va grįžus po atostogų, tai pariečiam tą temą. Kodėl, kaip sakant, taip galima daryti su jumis. Aš jau sakiau, suaugęs žmogus, va matote mane, suaugęs atrodo, plaukai gražus, uodegos, viskas, kasos. O viduj 5-metis vaikas. Ir nesvarbu, kaip tu gražiai atrodai, jeigu pas tai viduj 5-metis vaikas, tau pasąmonė valdo 5-metis, tu nesi užaugęs, tada tu nesupranti, va, tas protas jisai kliedė. Teoriškai apmokino, teoriškai gavai informaciją, bet jeigu tu nedirbai su vidiniu pasauliu savo, su teisingu žmogum, kuris paaiškino tau, nenutraukė iš ezoteriką. Tai va dabar žmonės jau čia tokie po 50 metų jau dešimtmečius atsikaučinę rašo, kur šeimas paliko, nes vyras vampyras ir panašiai. Išsiskirsti turėjo. Kodėl taip veikia? Todėl, kad žmogus, kol jisai nėra vientis, jisai nežino, ieško išorėje autoriteto kažkokio. Jisai ieško tokių gelbėtojų kaip būrėjai, kaip kažkokie hipnoterapeutai, kurie yra irgi, yra vadinama infantilų hipnoterapija ir yra suaugusių žmonių. Suaugęs žmogus tai reiškia tas, kuris nusprendžia prisimti atsakomybę, supranta, man surašė kažką tokio, kas manęs netenkina, aš noriu keisti savo gyvenimą, ieškau, kas man padės. Tada imi jį greitai padarai ir jisai ima ir gyvena, kaifuoja gyvenimu. Ir yra tie, kurie nori, kai juos gelbėtų, nieko daryti nenori. Tai reiškia, jie mokina, jie aiškina, jie gudrauja, jie protingi, jie nori būti teisūs visada visur. Dar jeigu kažkada pavyko kažkur pinigų užsidirbti, tai čia jau iš viso va, tokie netgi verslai dažniausiai, kai kurie užsidirba, žmonės prasisuka, bet viduje vis tiek blogai, va, perka daiktus, nusiperka keliom dienom, ten pagerėja ir vėl bloga būsena. Sukūrė šeimą, ten kažko nelaimingo žiūri į svetimą, ar vyras, ar moteris, nesvarbu. Ir tie vaikai ir namai netenkina. Tiem, pas kuriuos gerai, aš nesakau, kad čia jums kažką reikia daryti. Tiem, kuriem nėra gerai savijautoje. Tie, kurie užlikę vaikiškose emocijose, bet jūs niekada nenorėsite to pripažinti ir girdėti, ką aš sakau. Čia yra filtrai vadinami, va čia ir gaunasi, kad reiškia tavo vidiniam kūnei yra galimybės. Arba tu gali keisti jas ir eiti į kažką gero, arba tu gali likti ten, kur esi, kaip tave programavo, kaip sakant, davė sistemą. Ir tokiu būdu gyventi taip, kaip dabar gyveni, nieko nekeisdamas. O va, tie, kurie, kaip sakant, ieško haliavos, tiem haliavščikam yra vaikiška hipnozė, kur daug seansų, mažai naudos. Pagerėja, pafantazuoja ir tai eina. Velniai, demonai, dievai, angelai, burtai, nužiūrėjimai, prakeiksmai, energijos, plokščia žemė, chemreilai, maistas prikimštas nuodų visokių, valdžia bloga, pinigai sunkiai uždirbami ir visos kitos tos programos pasakyti, ne vidinis bomžas, o ten viskas yra. Ir su tom kiekvieną tą arba gėdą skambinti negaliu pasakyti, ateina kažkas kažką skolintis, pasakyti, kad nenoriu duoti, aš tau negali. Tai yra vaikiškas procesas viduje, ten uždarbio nėra, ten yra samdomas darbas pas tokį žmogų. Jūs visada ieškosite tokio, kuris jums pigiai kažką darys, papulsite pas tokį patį, kuris pasidaręs 1, 2 arba 3 ar 4 geriausiu atveju savo seansus, o jisai pasidaręs juos su tokiu pat infantilu, kuris tiki fantaziją reptilijom ir ateiviais, buvę čia kažkokios tai planetos, mėlyni žmogeliukai, arba kontaktiorai yra tokie, dar irgi informaciją gauna. Va sako, taigi rožė užkalbėjo. Tai čia yra kiekvieno žmogaus galimybė šitas dalykas daryti savo kūnui, pasąmoniai duoti komandą, aš esu sveikas. Tik tai jūs neturite to valdymo savo pasąmonį, iš to jums reikia to autoriteto, kuris pasakys, kad tu sveikas.
Ir kai pasakys, kad va aš tau užkalbėjau tavo ten rožę ar kažkokią, nežinau, narcizą pėsti, pasveiksta žmogus. Tai tiesiog jūs nesuprantate ir iš to savo supratimo, kad aš turiu diplomą 12 klasių ar tai kažkokio universiteto, tada jums reikalinga va tokie daktarai, kurie gydo jūs. Už pinigus, už nedidelius pinigus, bet jūs pastoviai ten mokat, netgi sistema tai yra. Arba tiesiog paėmė pas tokį papuolį, kuris tau padėjo susitvarkyti viduje, tu tada netampi sistemos esamas išnaudojotas per visus galus. Visi tie verslai, kuriuos jūs sukuriate arba nukopijuojate nuo kito, ne iš vidinio savo suvokimo, kai jį reikia daryti, anksčiau ir vėliau jau užsilenkia. O tie, kurie kažkada ir sugeba visokių, čia yra variantų, ne, kažkas prasisuka ir yra gerai. Bet jeigu savijauta, ten alkoholis, bloga savijauta ir santykiai griūna ir panašiai, tu nesi vientisas, tavo vidus išdraskytas yra. Nuo pat kūdikio tai padaryta. Kai kas netgi būtent tuos verslus sukuria, kad įrodytų, pavyzdžiui, kad savo tėvui arba kažkam, tai kad aš galiu kažką padaryti. Tai yra pasiekę kažkokias ribas. O paskui būna sugriauna viską. Nes tai vėlgi tos dalys, kurios nevaldomos viduje, jos paima procesus, kad bičiuli, tau čia gali pakenkti, tai štipys bankrotas. Jei kol jūs nepadirbsit su tokiu, kuris jums padės susitvarkyti, taip ir bus. Čia periodiškai 6, 7 iki 10 metų kiaupos. Žmogus kyla, pys nukrenta, vėl bankrotas, vėl kyla, vėl bankrotas. Čia yra aukso vertės informacija, kurie išgirsite, norėsit, suprasite, galėsit pasiregistruoti nemokamą informaciją, kaip sakant, online tiesiogiai su manim padėsiu iškasti, parodyti pirštų į tavo skausmą, kurio tu pats nematai, nes tu pas tave, sakau, filtras yra. Yra galimybė, čia gali uždirbti, aš matau tą galimybę, tu čia žiūri, čia matai grėsmę, baimę ir tai yra tavo filtras. Matai kažkokį aferistą, dar kažką, toj vietoje, aš matau čia uždarbį. Toks yra skirtumas. Ir daugelį mums visą tai surašė, kad mes būtumėm valdomi sistemos, pirktumėm kuo daugiau ir negyventumėm darniai ir laimingai. O paskui galėtum nusiųsti kažkur, kur mes nenorim važiuoti patys. Tai va, iki.